Taip ir ką tik startavo baidarininkai keturvietininkai. Pusėjus nuotolį galiu pasakyti, kad šiuo metu nežymiai pirmauja 8 vandens takelyje kovojantis panevėžiečiai Kirilis Vasilenko, Žaldokas Zenderukas. Raudonais marškinėliais vilkintys sportininkai. Antroje pozicijoje 4 vandens takelyje kovojantis Šiaulių sportininkai vienas Petras Korsakas Kaveckis, o likusios įgulos yra gerokai atsilikusios. Taip, tai pirmauja panevėžiečiai, mėlyna valtis, raudoni marškinėliai, 8 vandens takelis, pirmi, Šiaulių įgula ir kovojanti 4 takelyje antroje pozicijoje, o 3 vietoje šiuo metu Lietuvos Skuodo ir Marijampolės įgula. Tai paskutiniai metrai, Mantas Tyrylis, Gytis Vasilenko, Donatas Žaldokas ir Paulius Zenderukas. Taigi šie 4 vaikinai tampa Lietuvos čempionais baidarininkų 500 metrų nuotolyje. Antrai finišuoja šiauliečiai, vienas Petras Korsakas Kaveckis ir tretieji finišuoja 6 vandens takelyje kovojantis Skuodo ir Marijampolės įgula, kuris susidarė iš Jablonskio, Parečiūno, Daugėlos ir Mačiunsko.